Labą dieną visiems. Kai prieš 4,5 metų pradėjau vykdyti prezidento pareigas, mano svarbiausias tikslas buvo sukurti stiprią, teisingą Lietuvą, kuri gerbia savo piliečius ir yra gerbiama jų. Lietuva, kuri dalinasi savo gerovę su visais, tarp jų ir tais, kurie verčiasi sunkiau. Per tuos 4,5 metų įvyko daug kas. Įvyko tai, ko 2019 metais mes negalėjome prognozuoti. Pandemija. Neteisėti rinkimai Baltarusijoje. Nelegali migracija. Karas Ukrainoje. Energetikos išteklių brangimas. Tačiau aš manau, kad nepaisant šių iššūkių, o ko gero netgi ir jų dėka, Lietuva sustiprėjo. Šiandien Lietuva yra stipresnė ir saugesnė. Šiandien Lietuva yra padariusi didelį žingsnį į priekį, geriau suprasdama žmonių su negale, silpnesniųjų visuomenės atstovų poreikius. Šiandien Lietuva yra įgyvendinusi daug svarbių dalykų, kurie sumažina mūsų socialinės atskirtis ir priartina mus prie to gerovės valstybės modelio, apie kurį aš kalbėjau 2018-2019 metais, bet kurio aš nepamiršau per visus šiuos metus. Pradėsiu nuo tektoninių lūžių, kurie įvyko per tuos 4 metus. Pirmiausia, valstybės saugumas. Turbūt nereikia įrodinėti, kad valstybės saugumas šiandien yra svarbiausia mūsų užduotis. Nebus saugios valstybės, nebus nieko kito. 2019 metais mes nuolat balansuodavome ties nukritimu žemiau 2 procentų bendrojo vidaus produkto ir iškritimo iš vadinamojo 2 procentininkų klubo. Kiekvieną kartą, kai finansų ministerija prognozuodavo žemesnį rezultatą, realiai ekonomika augdavo greičiau, mūsų procentinis santykis tarp krašto apsaugos išlaidų ir BVP rizikuodavo nusileisti žemiau 2 procentų. Tekdavo verstis per galvą, ieškant finansinės inžinerijos stebuklų. Šiandien tai yra vakar diena. Šiandien mes kaip vakar dieną minime jau ir 2,5 procento BVP gynybos finansavimą. O prisiminkime, kad dar visai neseniai planavome tokį lygį pasiekti 2030 metais. Tai yra po 7 metų. Šiandien pasiekėme 2,71 procento, tačiau man to yra per maža. Kaip valstybės vadovas aš manau, kad mes turime išleisti gynybai daugiau ir išleisti prasmingai ir efektyviai. Džiaugiuosi, kad visiškai neseniai atsirado biudžeto pataisimas, kuriuo numatyta, kad šiais metais, kitais metais galėsime skolintis iki 3 procentų Maastrichto kriterijaus bendrojo vidaus produkto. Ir labai tikiuosi, kad šį kartą šią galimybę mūsų krašto apsaugos ministerija išnaudos. Mes privalome išnaudoti visas finansinės galimybes, kurias turime, ir judėti į priekį. Džiaugiuosi, kad atlikti ir kiti svarbus darbai. Sustiprintos oro policijos misijos. Pasiekta, kad Jungtinių Amerikos valstijų batalionas bus nuolatiniu pagrindu, nuolat rotuojamas iki 2026 metų. Pasiektas labai svarbus kertinis sprendimas dėl Vokietijos brigados fizinio dislokavimo mūsų valstybėje iki 2026 metų pabaigos. Ir be jokios abejonės negaliu neprisiminti puikiai organizuoto NATO viršūnių susitikimo Vilniuje, kuriuo galime visa Lietuva didžiuotis,
kuriame priimti svarbus sprendimai dėl rotacinės oro gynybos elementų Lietuvoje ir dėl regioninių gynybos planų patvirtinimo. Visa tai leidžia man teigti, kad išorės grėsmių atžvilgių Lietuva šiandien yra saugi kaip niekada. Antrasis tektoninis lūžis. Mums pavyko pasiekti, kad atsidūrus krizinėje ekonominėje situacijoje Lietuva eitų kitu keliu, negu ėjo prieš, sakykime, daugiau kaip 10 metų. Kad vietoje to, kad būtų drakoniškai varžomi diržai ir nepateisinamai brangiomis sąlygomis arba nepalankiomis sąlygomis skolinamasi tarptautinėje finansų rinkoje, priimame kitus sprendimus. Sprendimus, kurie turi anticiklinį pobūdį, sušvelnina krizės pasekmes mūsų žmonėms ir leidžia tuo pačiu išvengti ekonomikos smukimo, tokį, kokį patyrėme 2009 metais. 2020 metais man teko dalinti daug interviu tarptautiniai televizijai, skaitant ir CNN, kalbant apie tai, kaip Lietuvai pavyko išvengti ekonomikos nuosmukio, kai tuo tarpu visos kitos ES valstybės tą nuosmukį patyrė. Tai buvo padaryta aktyvios anticiklinės politikos sąskaita. Tai mes pasiekėme su ankstesnėje vyriausybė, tačiau aš negaliu nepasidžiaugti, kad ir su dabartinė vyriausybė prieš 2023 metus patvirtinome sprendimus, kurie labai svarbus buvo siekiant atlaikyti energetinių išteklių brangimo pasekmes tiek gyventojams, tiek ir verslui. Tai leidžia teigti, kad šis tektoninis lūžis arba elgesio kultūra ištikus krizei įsišaknis mūsų gyvenime ir ateityje. Trečiasis lūžis yra susijęs su mūsų integralia visuomenės dalimi neįgaliaisiais. Tai yra visuomenė, jos dalis, kurios poreikius mums reikia geriau pažinti, mums juos reikia geriau suprasti. Ir tikrai mes pradėjome galbūt ir nuo nedidelių žingsnių, kurie iš pažiūros žiūrint netrodė tokie reikšmingi. Štai šalia manęs gestų vertėjas. Jis šalia manęs jau keletą metų. Šiandien aš matau, kad gestų vertėjai tapo įprasta norma mūsų televizijoje ir tai mane labai džiugina. Mes nutraukime grandinės Daukanto aikštėje tam, kad žmonės su vežimėliais galėtų laisvai judėti joje. Mes pažymėjome laiptų pakraščius, kad žmonės su regos negale galėtų laisvai judėti čia. Tai buvo pradžia, po to sekė įstatyminės iniciatyvos. Mes aktyviai įsitraukėme į negalios reformos įgyvendinimą. Mes pradėjome propaguoti Easy Read arba paprastojo skaitymo tvarką, tikėdamiesi, kad šitaip pritrauksime prie politinio gyvenimo ir aktyvaus dalyvavimo jame dar vienas labai svarbia žmonių dalį. Tai darysime ir ateityje. Kitas aspektas arba tektoninis lūžis tai atskirčių mažinimas. Manęs dažnai klausia, kas yra gerovės valstybė? Galima pasakoti labai ilgai, bet galima atsakyti labai trumpai. Tai yra atskirčių mažinimas. Atskirčių mažinimas tarp didelių miestų ir miestų kaimelių. Atskirčių mažinimas tarp visuomenės amžiaus grupių. Atskirčių mažinimas tarp besiverčiančių geriau ir blogiau. Ir šitoje vietoje man buvo iš karto aišku, kad mes turime imtis atskirčių mažinimo pirmiausia mūsų garbingos seniorų visuomenės grupės atžvilgiu. Mes pernelyg praradome daug laiko
tikėdamiesi, kad iškepsime tą vadinamąjį ekonominį pyragą ir galėsime su juo pasidalinti visais. Ir blogiau yra dar ir tai, kad krizės ištikti, netgi turėjome drąsos pagalvoti, kad galime spręsti savo makroekonominės problemas pensininkų atžvilgiu. Tokia praktika daugiau niekada nepasikartos. Šiandien mes nuo pat 2019 metų pasiekėme to, kas ilgą laiką atrodė neįmanoma. 50%, beveik 50% pakeitimo normą, skaičiuojant vidutinę senatvės pensiją ir lyginant ją su vidutiniu darbo užmokesčiu. Pradėjome nuo gerokai kuklesnio lygio, šiek tiek persiritusio per 40%. Tai buvo galima padaryti tik tai vienu būdu. Ne šiaip didinant pensijas, bet jas didinant sparčiau negu vidutinis darbo užmokestis. Dėl šitokio aplenkiančio pensijų didinimo modelio sutarėme tiek su ankstesnėje Sauliaus Skvernelio vyriausybė, tiek ir su Ingridos Šimonytės vyriausybė. Ir šiandien mes jau esame nužengę gerą dalį kelio. Darysime tai ir toliau. Taip pat neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimas buvo kertinis mūsų programos elementas, nes tai buvo bene efektyviausia priemonė sumažinti atotrūkį dirbančiųjų srityje. Štai kodėl pavyko pasiekti, kad NPD išaugtų nuo 300 eurų iki 750 eurų ir nemanau, kad tai turėtų būti pabaiga, manau, kad turėtume šį rodiklį didinti ir toliau. Na ir dar vienas, jau turbūt 5. tektoninis lūžis, man buvo požiūris į mūsų savivaldybės. Aš jau prieš 2019 metus laikiau savivaldybės galingą mūsų visuomenės jėgą, kuri gali padėti tiek gerovės metais, tiek ir krizės metais. Ir ši įžvalga pasirodė besanti teisinga, nes gyvenimas patvirtino jos teisingumą. Savivaldybės pademonstravo daug aktyvumo, išradingumo, sumanumo, energijos. Tuomet, kai reikėjo dorotis su mus klupusiomis viena po kitos krizėmis. Pandemija, nelegalių migrantų srautas, parama Ukrainai ir visur šitose sritise jos pasirodė aukštumoje. Todėl mes turime atsisakyti to įtaraus požiūrio į savivaldybės. Nesuabsoliutinti, kad ten taip pat pasitaiko finansinių piktnaudžiavimų kaip ir kitose valdžios grandyse, bet suprasti, kad daugelis dalykų, kurie yra arti žmonių, geriausiai gali būti įgyvendintami vietos valdžios atstovų. Štai kodėl aš šiandien galiu tai, galima sakyti, pačiupinėti savo rankomis, kuomet vykstu per skirtingus regionus ir labai gerai matau, atskiriu žmonių reakcijas į jų pačių išrinktus merus. Jų yra visokių. Bet aš šiandien noriu pabrėžti, kad aš mačiau tokių pavyzdžių, kad tiesiog žmonės nepaprastai gerbia ir pasitiki savo išrinktais merais. Reiškia, jie daro savo darbą teisingai. Svarbu, kad jiems padėtų centrinė valdžia, nes tam tikri centrinės valdžios instrumentai yra labai svarbus įgyvendinant reformas tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek ir kultūros paslaugų srityje. Taigi šie svarbus tektoniniai lūžiai, aš manau, jie padarys lemiamos įtakos mūsų valstybės gyvenimui per artimiausius dešimtmečius, nepriklausomai nuo to, kokia politinė partija bus parlamente ar sudarys valdančiąją koaliciją, ar koks valstybės vadovas eis savo kadenciją. Ar padaryta viskas? Ne. Ar galima padaryti daugiau? Taip. Ir kai 2019 metais ėjau į prezidento rinkimus,
Pirmyn mane vedė tikėjimas, kad mes galime įgyventi šiuos tikslus kartu. Kad šie tikslai yra pernelyg svarbus ir pernelyg bendri, kad galėtume kažkaip tai mėginti tai padaryti atskirai skirtingoms valdžios institucijoms, turint tam tikrą skirtingą požiūrį į klausimus. Aš neturiu iliuzijų. Skirtingos valdžios institucijos visada gali turėti tam tikrą nuomonių įvairovę. Tačiau labai svarbu dėl tam tikrų principinių dalykų sutarti. Ir tiesą sakant, aš nenorėčiau, kad skambėtų pesimistiškai, nes iš tikrųjų kertiniais mūsų kadencijos metais dėl kertinių klausimų mums pavykdavo sutarti. Tačiau kartais atsirasdavo tam tikro mėginimo eiti skirtingais keliais. Ėjimas skirtingais keliais visada duoda blogesnį rezultatą. Ir dėl to aš vis dar tikiu, kad mes galime rinktis kitą valstybės valdymo modelį, kuris yra pagristas bendradarbiavimu ir santarve. Aš manau, kad tiek užsienio politikoje, tiek saugumo srityje mes galėsime įgyveninti tuos sprendimus, kuriuos esame nusimatę. Ir mano minėtasis valstybės gynybos finansavimas yra vienas iš jų. Nemanau, kad truks ilgai visiems įsitikinti, kad 3 procentai bendrojo vidaus produkto be jokių skolinimosi opcijų yra tai, kas yra privalu pasiekti. Savo laiku siūliau tai įtraukti į gynybos susitarimą. Visuotinį šaukimą siūliau įtraukti taip pat. Tuo metu nepavyko. Šiandien matau, kad kai kurių mūsų partijų lyderių nuostatos keičiasi. Tai sudaro galimybes mums pasiekti kompromisą ateityje. Labai svarbu, kad valstybė toliau išlaikytų tą pagreitį, kurį pasiekė ekonomikoje. Šiandien mes kūrėme biotechnologijų miestą šalia Vilniaus. Mes kūrėme lustų gamybos grandines, kurios daro įspūdį visai Europai ir pasauliui. Labai svarbu, kad šitoje vietoje valstybė suprastų, kad verslas yra ne tik tai mokesčių mokėtojas, kad verslas yra lygiai toks pat patriotiškas ir suinteresuotas mūsų valstybės gynimo stiprinimu, gynybos stiprinimu, kaip ir mes. Ir traktuokime verslą kaip savo partnerį. Man tai buvo visada svarbu panaudoti visus turimus ekonominės diplomatijos instrumentus, kuriuos turi valstybės vadovas. Valstybės vadovo atsidaro daug durų. Ir visose savo tarptautinėse išvykose mes stengdavomės susitikti su kitų kompanijų vadovais, nes jų duris dažniausiai ir atsidaro tik valstybės vadovai. O po to savo darbą gali tęsti kitos mūsų institucijos ir jos tą darbą beje daro labai gerai. Žinoma, atskirčių mažinimo prasme mes nepadarėme to, ką galbūt galima buvo padaryti ir per šiuos 5 metus. Pirmiausia, atotrūkis tarp daugiausiai uždirbančių ir mažiausiai uždirbančių. Mes paveldėjome 7 kartų atotrūkį. Šiandien jis sudaro 6 kartus. ES vidurkis yra 5 kartai. Manau, kad tai yra pasiekiama. Bet tam turime toliau dėti nuoseklias pastangas, kad šio tikslo pasiektume. Yra jau pasiteisinę instrumentai, kaip tai galima padaryti, pensijų nuoseklus ir tvarus didinimas, NPD didinimas ir ypatingai svarbu šeimas turinčių ir vaikus auginančių žmonių finansinės padėties stiprinimas. Mes pasiūlėme mokesčių lengvatų sistemą jiems. Ir esu įsitikinęs, kad jeigu ne su šia valdančiaja koalicija, tai su kita valdančiaja koalicija mes tikrai esame pajėgus tai padaryti. Ir aš šito nuosekliai sieksiu.
Kalbant apie negalios reformą ir žmonių su negale problemas ir integraciją į mūsų visuomenę, reikia tęsti tuos pradėtus darbus, nes mes tikrai esame teisingame kelyje. Ir neminint šitų mano jau pasakytų dalykų apie tai, ką mes darėme teisėkūros srityje, noriu pasakyti, kad pasidžiaukime ir žmonių su specialiais poreikiais pergalėmis mūsų įvairiose tarptautinėse varžybose. Jie tikrai jas skina įspūdingų tempų. Ir todėl man visada svarbu ir palydėti, ir sutikti laiminčius tarptautinėse varžybose žmonės su specialiais poreikiais arba negaliomis. Ir aš džiaugiuosi lygiai taip pat jų pasiekimais, kaip ir džiaugiuosi kitų sportininkų pasiekimais. Na ir turbūt pabaigai norėtųsi pasakyti, kad savivaldos savarankiškumo stiprinimas nesibaigė sulig mūsų pasiektų istorinių, sakyčiau, sprendimu pakeisti tą užsistovėjusi fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir numatyti savivaldybėms galias skolintis jų poreikiams, įgyvendinant tam tikrus labai reikalingus savivaldybės lygmenių sprendimus. Nebejoju, kad mes ir toliau domėsimės savivaldybių problemomis, stengsime sužinoti apie problemas ne iš Vilniaus, o vietoje ir atsakinėsime bendruomenėm, žmonėms į klausimus, tame tarpe ir nepatogius klausimus, žiūrėdami jiems į akis. Taip, 2024 metai nebus lengvi metai. Taip, daugelis mano minėtųjų problemų gali būti užgožtos rinkimų dvasios, rinkimo karščio. Tokių rinkimų turėsime daug. Kai kada rinkimai tampa ir kliūtimi įgyveninti užsibrėžtus nepaprastai svarbius uždavinius, kurie dėja taip ir lieka neįgyveninti, nes tinkamiausias metas būna praleistas. Aš kalbu apie mokesčių reformą. Mes įspėjome ne kartą, kad mokesčių reformai tinkamas metas gali būti praleistas, nes rinkimai alsuoja į veidą. Tačiau, tie perspėjimai buvo ignoruojami ir galiausiai pasiekėme rezultatą, kai mokesčių reformą matyt tenka atidėti geresniems laikams. Gaila, nes ji galėjo būti įgyvendinta tokiu būdu, kad būtų mūsų sistemoje ir daugiau teisingumo, ir daugiau progresyvumo, bet tokio progresyvumo, kuris skatintų Lietuvos ekonomiką, o ne ją stabdytų. Tai nesitiko ir tai mums visiems bus gera pamoka ateičiai. Aš pats iš tikrųjų ketinu aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir kaip ir anksčiau, taip ir dabar būsiu aktyvus ne tik tai užsienio politikoje, ne tik tai saugumo srityje, bet ir vidaus politikos klausimais taip pat. Pagal savo požiūrį į gerovės valstybės tikslus, aš esu priskiriamas dažnai kairiajam politiniam sparnui. Pagal savo požiūrį į tradicinės vertybės, šeimos svarbą, šeimos santykių harmonijos svarbą mūsų visuomenėje, mūsų lietuvių kalbos istorijos reikšmę mūsų savijautai, savimoniai. Aš esu priskiriamas dešiniai politiniai stovyklai. Tačiau aš noriu pasakyti, koks aš bebūčiau, aš negalėčiau būti apkaltintas tuo, kad keičiu savo nuomonės arba keičiu savo nuostatas. Toks, koks aš buvau 2019 metais eidamas į rinkimus. Aš likau ir dabar 2023 metų pabaigoje. Aš toliau tikiu visais tais principais, kuriuos deklaravau, ir aš toliau nuosekliai ir negailėdamas nei energijos, nei sveikatos stengiuosi juos įgyvendinti.
Tai nėra lengvas darbas. Bet kuomet po tų sunkių dienų ir sunkių išbandymų tu pamatai, kartais kad ir kuklų rezultatą, tai yra bene didžiausias džiaugsmas, kokį aš galiu patirti kaip žmogus savo gyvenime. Tad aš esu nusiteikęs ir pasiryžęs tęsti pradėtus darbus. Aš dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose 2024 m. gegužės mėnesį. Ir aš tikiuosi, kad Lietuvos žmonės man suteiks tvirtą pasitikėjimo mandatą, tokį, kokį suteikė 2019 metais. Ačiū. Dėkui, prezidente. Dabar laikas žurnalistų klausimams. Pirmoji klausė Indrė Delfi. Prašom, Indrė. Sveiki, prezidente. Kaip vertinate savo šansus artėjančiuose rinkimuose? Galbūt net nereikės antrojo turo ir laimėsit jau pirmajame. Ir kitas klausimas, spėju sulauksite kritikos ar kaltinimų, kad naudojatės tarnybinę padėtimi, jog apie savo sprendimą pranešat iš prezidentūros, naudodamasis prezidentūros resursais. Kaip į tai atsakytumėte? Žinote, turbūt kiekvienas veikiantis prezidentas, automatiškai turi tą imanentinę problemą, nes ką jis bedarytų, jis bus apkaltintas, kad naudojasi resursais. Net ir išėjęs į Daukanto aikštę, aš turbūt būčiau tuo pačiu apkaltintas. Tai nebejoju, kad taip turbūt jautėsi ir eidama antrosios kadencijos 2014 metais prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pirmiausia, apie tai, ką jūs paklausite antrojoje klausimo dalyje. O pirmojų klausimų, aš manau, kad reikia gerbti visus kandidatus. Kiekvienas iš jų ateina su sava vizija, savo matymu, savomis idėjomis ir aš manau, kad tai yra gerai, kad turėsime tikrai didelį pasirinkimą. O mano tikslas tą pasirinkimą paįvairinti. Ir mano tikslas yra tai, kad parodyti, kad kai kurie darbai gali būti ne tik tai pradėti, ir tie darbai yra nepaprastai svarbus Lietuvai, bet jie gali būti ir tęsiami. Savo šansų aš nevertinsiu ir manau, kad mes turime atiduoti sprendimą į Lietuvos žmonių rankas. Jie yra mūsų teisėjai ir jie išneša tą verdiktą. O aš darysiu viską, kad mano rinkiminė kampanija būtų santūri, aš galėčiau koncentruotis tiems darbams, kuriems esu pašauktas ir kuriems daviau konstitucinę priesaiką dar 2019 metais. Manau, kad tai yra įmanoma suderinti. Dėkui, Mindaugas, TV3. Labadiena, prezidente. Jūsų išsikelti tikslai iš esmės labai priklauso nuo bendradarbiavimo su kitomis valdžios šakomis, parlamentu, vyriausybė. Ir jūs eidamas prieš pirmąją kadenciją irgi kalbėjote apie sutelkimą, bendradarbiavimą, kompromisų radimą, bet mes matėme, kad ne visada tas pavyko. Dėl ko nepavyko, kaip manot, kas gali pasikeisti antroje kadencijoje, jeigu jūs ją laimėtumėte, kad pavyktų tą sutarimą surasti? Ir kita vertus, jūs buvot prisipažinęs, jog nuo pirmųjų dienų poste pasijutot medžiojamas. Ar vis dar tą jausmą turite, jisai dingo, galbūt susitaikėte, susigyvenot ir jau patinka? Patinka. Tačiau pirmiausia, noriu atsakyti klausimą rimtai. Jūs pakėlėte labai svarbų klausimą ir tai iš tikrųjų buvo tam tikrų nuostatų, su kuriomis aš ėjau į rinkimus, kritinio įvertinimo metas. Aš supratau, kad galima pasiekti politikoje kompromisu ir tai galima daryti įvairiais būdais ir per tą laiką, ko gero, ir sukaupiau gerokai daugiau patirties, kaip tai įmanoma pasiekti. Priešingų atveju nebūtų pavykę padaryti tų dalykų, kuriems aš skyriau turbūt kokį 15 ar daugiau minučių savo pasisakymo. Bet ko gero tai, ką aš nepakankamai vertinau, kad politinės konkurencijos elementas lieka nepaprastai svarbus. Ir, aš manau, kad tai buvo pirmą kartą Lietuvos nepriklausomos Lietuvos istorijoje po jos nepriklausomybės atkūrimo, kad išrinktas prezidentas turėtų pakaitomis dirbti su abiem
jam rinkimuose pralaimėjusiais prezidento rinkimų kandidatais. Pirmiausia su Sauliumi Skverneliu, po to su Ingrida Šimonyte. Tai uždeda tam tikrą antspaudą, priklausomai nuo asmenybės ir priklausomai nuo jo požiūrio į tai, kas atsitiko. Bet aš nemanau, kad tai turėtų vaidinti lemiamą vaidmenį. Be jokios abejonės praeitis vargu ar vaidina lemiamą vaidmenį, nes dėmesys kreipiamas į ateitį, projektuojamas į ateitį. Na ir taip jau likimas susiklostė, ir jūs šiandien taip dabar jau žinote, kad rinkimų starte mes stosime vėl su viena iš man labai gerai pažįstamų kandidatų, premjere. Pažiūrėsime, kaip mums abiems seksis šį kartą, bet aš ir norėčiau likti prie tos minties, kad taip kartais politinė konkurencija užgožia galimą bendrą sutarimą dėl svarbių dalykų, bet netgi nepriklausomai nuo to arba nepaisant to, reikia vis tiek stengtis to siekti. Tiesiog tai pasiekiama per ilgesnį laiką ir sudėtingiau, negu galvoju iš pradžių. Dėkui. Roberta, 15 min. Labadiena, ponia prezidentė. 2019 metais prezidento rinkimų kampanijos metu, kai jūsų konkurentas, tuometis premjeras Saulius Skvernelis, pareiškė, kad dalyvaus rinkimuose, jūs pasakėte, kad būtų sąžininga arba rinkimai būtų sąžiningesni, jeigu jis pasitrauktų iš premjero posto. Dabar ir vienos žiniasklaidos priemonės visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad nemažai gyventojų mano, kad premjerė rinkimų kampanijos metu, jeigu ketina dalyvauti prezidento rinkimuose, taip pat turėtų pasitraukti iš pareigų. Tai kaip jūs čia dabar viską matote, ar pakeitėte savo požiūrį, o gal ir pats, kodėl pats nemanytumėt, kad kažkaip kitaip turėtumėte mėginti derinti rinkimų kampaniją, kurioje dalyvausite ir savo prezidento pareigų atlikimą? Ačiū. Net jeigu norėčiau tai padaryti, negalėčiau. Nes, kaip jūs žinote, man įstatymai, konstitucija nenumato jokių atostogų. Ir mano gyvenimas vyksta 24/7 principų, todėl tokia galimybė tiesiog nėra numatyta. Aš laikausi tos pačios nuostatos, kad turbūt būtų geriau net ir pačiam premjerui, jeigu jis laikinai pasitrauktų iš savo pareigų, galėdamas koncentruotis tiems dalykams, kurie yra susijęs tiesiogiai su rinkimais. Bet kaip ketina elgtis šiuo atveju premjerė, tai turbūt būtų tikslingiausia klausti tiesiogiai jos. Dėkui. Augustas BNS, prašom. Sveiki, prezidentė, aš tik tai papildysiu kolegės klausimą. Ar nebūtų tokiu atveju nesąžininga konkurencija, kai vienas veikiantis politikas pasitraukia iš savo pareigų, o kitas veikiantis politikas, jūs šiuo atveju liktumėte savo pareigose? Ar nesukurto tai tokios netolygios situacijos? Šitą situaciją, kaip dar kartą kartuoju, užprogramuota mūsų teisėkūros ir čia aš jos nekvestionuoju. Aš tikrai esu pasirengęs dalyvauti rinkiminėje kovoje visai kitais principais, negu dalyvavau 2019 metais. Ir todėl tikrai mano pagrindinis prioritetas bus mūsų valstybės reikalai. Valstybės saugumas, užsienio politika, nusimato daug svarbių įvykių ir kitų metų pirmąjį pusmetį, 3 jūrų iniciatyva, svarbus užsienio vadovų vizitai. Ir aš jiems koncentruosiu ir sutelksiu pagrindinį savo dėmesį ir patikėkite, taip kaip stengiausi nuoširdžiai vykdyti savo pareigas šiuos 4,5 metų, taip darysiu ir per likusius pusę metų. Labadiena, ponia prezidentė. Buvęs vienos VSD valdybos vadovas Tomas Gailius vakar parlamentiniai komisijai liudijo, kad matė informacijos, dirbdama žvalgyboje dėl galimai neskaidraus 2019 metų prezidento rinkimų kampanijos finansavimo. Jis nedetalizavo ir neįvardijo, kuris kandidatas tai galėjo būti. Ar jūs šiandien esate visiškai ramus, galite patikinti, kad tai tikrai ne jūsų rinkimų kampanija ir jeigu būtumėte pakviestas liudyti į parlamentinę komisiją, ar ateitume? Aš jaučiuosi visiškai ramiai, kaip ramiai jaučiasi kiti rinkimuose dalyvavę kandidatai, tegu atsako jie. Ir mano nuomonė tai, kad mes išleidome rinkimų kampanijai mažiau lėšų, tai reiškia, kad mes gyvenome ir veikiame labai taupiai.
Ir aš galėčiau pateikti begalę pavyzdžių, kaip mes taupėme pinigus kiekviename žingsnėje. Taip kad manau, kad tai yra siekiamybė, nes mes naudojame mokesčių mokėtojų pinigus, asmenų, kurie aukojo mums nedidelėmis sumomis. Tuo tarpu kiti kandidatai naudojo biudžeto pinigus. Aš manau, kad su biudžeto pinigais taip pat reikia elgtis labai taupiai ir atsakingai. Tai manau, kad viską, ką darėme iš nuoširdžių pastangų padaryti maksimumą su minimaliomis sąnaudomis ir mums tai pavyko. O dėl liudijimo komisijoje? Jeigu reikės, mes atsakysime į klausimus raštu, jeigu tokių kiltų. Daug klausimų jau esame atsakę ir aš matau, kad tie klausimai kartojasi. Na, jeigu žmonės neįsimena atsakymų, reiškia, galima dar kartą pakartoti ir parašyti. Martina Elta, prašom. Labadiena, prezidente. Ar galite atsakyti taip arba ne? Ar jūs palaikote Stambulo konvencijos ratifikavimą Lietuvoje? Aš sakau tik vieną ir sakau labai aiškiai. Taip, aš palaikau Seimo teisę pagaliau apsispręsti ir priimti sprendimą šiuo klausimu. O jūs kokią nuomonę? Aš manau, kad mes įgyvendome daug dalykų, kurie leidžia mums apsiginti nuo smurto šeimoje, įskaitant mūsų teisėkaugą. Modesta, LRT portalas. Sveiki, prezidentė. Dėl valstybės biudžeto Seimas jam pritarė šią savaitę ir jūs ketinate jį pasirašyti. Ir ar finansų ministrė sakė, kad nepalaikymas biudžeto reikštų nepalaikymo vyriausybė, ar jūs vis dar palaikote vyriausybę? Dėkui. Apie biudžetą reikėtų kalbėti plačiau. Aš matau jame įgyveninta tikrai daug svarbių dalykų. Įgyveninta ir ta nuostata dėl mūsų gynybos finansavimo, man jie atrodo tikrai svarbi ir labai savalaikė. Deja, mes neįgyvendinome tai, ką žadėjome mokytojais. Taip, vietoje senų pažadų pažėrėme naujų pažadų, kad galbūt metų eigoje mes kažką tai pakeisime, pasiskolinsime, peržiūrėsime, bet faktas lieka faktu. 130% tokiais tempais mes nepasieksime. Mokytojams pateikti pažadai pakibs ore. Na kągi, aš vertinsiu metų eigoje mūsų makroekonominės projekcijas, jų pirmasias tendencijas mes matysime jau pavasarį ir be jokios abejonės vyriausybei bus priminta tie pateikti prieš biudžeto svarstymą pažadai ir manau, kad mokytojų klausimai iš esmės liko neatsakyti. Todėl aš dar kartą norėsiu labai nuodugniai susipažinti su šiuo dideliu dokumentu, kurį įveikti reikia, patikėkite, ir laiko, ir kantrybės. Ir tik tai tada apsispręsiu, nes Konstitucija man numato galimybę išsamei susipažinti ir tada jau spręsti dėl pasirašymo ar vetavimo. Dar keli klausimus, kolegos. Prašom, Augustas BNS. Prezidentė, šiek tiek tarptautinės politikos. JAF parama Ukrainai stringa. Kaip tik šią naktį Senatas nepritarė naujam paramos paketui Ukrainai. Ar Kyjivas pralaimės karą, Vašingtonas nustos tiekti paramą ir ar tokiu atveju Europa turi priemonių tam? Situacija nėra paprasta ir aš tikrai nenoriu vynioti žodžių į gražią vatą, teigdamas, kad viskas yra tvarkoje. Taip, tarptautinėje aplinkoje keičiasi tam tikri dalykai. Politiniai ciklai keičiasi įvairiose valstybėse, tame tarpe didžiosiose valstybėse, keičiasi jie ir ES kai kuriuose valstybėse. Todėl mes turėsime įvertinti tą rinkimų veiksnį, kuomet kalbėsime apie gyvybiškai svarbius Ukrainai sprendimus. Aš tik galiu patikinti, kaip Lietuva, kaip jos vadovas, aš darysiu viską, kad ta sutelktinė parama toliau būtų teikiama ir kad partneriai nenusigręžtų nuo Ukrainos lemiamų karo etapų. Tai šiandien yra nepaprastai svarbu ir svarbu ne tik Ukrainai, bet svarbu ir mums. Europos Sąjungoje taip pat mes laukiame svarbių sprendimų, taip jie negimsta lengvai, bet aš labai tikiuosi, kad sprendimas dėl 50 milijardų eurų skirimo makrofinansinės pagalbos Ukrainai bus pasiektas. Mes tą padarysime vienu ar kitu būdu. Šiandien tam turime didžiulį konsensusą, išskyrus labai mažą skaičių vadovų, kurie galvoja kitaip.
ir aš tikiuosi, kad tai bus galima padaryti, tik tai labai svarbu neprarasti laiko, nes kiekviena diena kainuoja ir Ukrainos ekonomikos padėtis natūralu, karo sąlygomis nėra pati geriausia, todėl be finansinių injekcijų iš išorės išsiversti bus tiesiog neįmanoma. Dėkui. Milda, prašom. Prezidente, jūs prieš paskelbdamas, kad sieksite antros kadencijos, kalbėjote apie tai, ką pavyko jau pasiekti, kur yra einama gera linkme ir kad stengsitės tai tęsti. Ar per tuos 4,5 metų pasakytumėte, kad priėmėte sprendimą, dėl kurio galbūt gailitės arba kurį dabar vadintumėte klaida? Jūs kalbate ne apie patį sprendimą dalyvauti rinkimuose. Tiesiog prezidentavimo pirmąją kadenciją. Kai kurių savo sprendimų gal aš neįvertinau visuomenės reakcijos požiūrį. Ir prisimindamas savo vizitą Japonijoje, aš, sakykime, galbūt pasielgiau kaip pilietis suprantamai, juo labiau, kad apmokėjau visas savo išlaidas. Bet be jokios abejonės aš jau turėjau vertinti tai, kad aš esu Lietuvos valstybės vadovas ir aš nebegaliu elgtis kaip tiesiog pilietis. Bet turbūt vienintelė labai svarbi reikšminga pamoka, kurią aš gerai išmokau, yra ta, kad sprendimų gimimai labai svarbu įvertinti visas aplinkybes ir kartais pasiekti konsensus arba pasiekti kritinę masę palaikančiųjų, naudojantis ad hoc koalicijomis. Tai yra visų parlamento narių, kurie pritarė to sprendimo įgyvendinimui parama. Kartais tai gali būti valdančiosios koalicijos atstovai, kurių lemiama parama gali tapti lemiama, kartais tai gali būti opozicijos atstovai. Tai nėra blogas dalykas, tai yra dalykas, kuris leidžia pasiekti pozityvų gerą rezultatą. Ir ypatingai tai naudinga nepartiniam arba nepriklausomai kandidatui, prezidentui, kokiu ir esu aš. Dėkui. Martina, Elta. Po jūsų neseniai išsakytos kritikos vaiko teisų apsaugos institucijoms pasigirdo tezių, kad tokie pasakymai galėtų skambėti kiek populistiškai. Kaip jūs pats matote šią išsakytą kritiką ir jos reikšmę Lietuvai? Pirmiausia, man nesuprantama, kad vis dar mūsų kai kurios institucijos, ministerijos laikosi to seno principo – įsikabinti institucinio mundūro gynimui į savo institucinį mundūrą ir neduok Dieve neleisti jo pažeisti. Šiandien kritika naudinga visiems. Ir man kritika yra naudinga ir nereikia kitiems priimti tos kritikos kaip suvokimo, kad kritikuojama viskas arba kritikuojama pati sistema. Mes irgi pasisakome už tai, kad teismo sprendimai turi būti vykdomi ir kad vaiko teisės turi būti ginamos. Bet kuomet vaiko teisės yra ginamos, traumuojant vaiką galbūt ne mėnesiams, metams, o galbūt dešimtmečiams, tai nebėra vaiko teisų gynimas. Ir todėl galbūt kitą kartą reikėtų labai sąžiningai pasakyti savo, ar mes tikrai padarėme viską, kad procedūra būtų įgyveninta visiems priimtinu būdu. Net tada, kai tai pasiekti yra nepaprastai sunku. Nes eina kalba apie krištolą, eina kalba apie žmogaus gyvenimą ir mes negalime elgtis kaip dramblys krištolo parduotuvėje. Indrė, dar vienas klausimas. Dar grįžtant prie prezidento rinkimų. Ėjote su vizija ir šūkiu gerovės valstybė. Praėjusiuose rinkimuose su kokiu šūkiu ir vizija dabar eisite? Ir komanda, kokia ji bus? Gal ji bus mažesnė negu buvo? Kas joje dirbs? Gal ten bus žmonių iš prezidentūros, jūsų patarėjų? Ateis laikas, jūs gausite visus atsakymus, turbūt jūs negalite tikėtis, kad aš jums iš karto pradėsiu vardinti pavardas, tik tai paskelbę savo sprendimą. Tačiau vieną dalyką aš galiu pasakyti, tai bus kompaktiška komanda, žmonių, kuriais aš pasitikiu, tam nebus naudojami prezidentūros resursai ir tai netrukdys man vykdyti mano tiesioginių pareigų. Ir Roberta, prašau.
prezidente, dar vienas klausimas apie ką manote visą situaciją dėl pono Abramovičiaus vaikų pilietybės, Lietuvos pilietybės, ką su tuo reikėtų daryti, kokios pozicijos jūs laikytumėtės. Ir antra, dar grįžtant prie rinkimų kampanijos, kurį iš asmenų jau pasiskelbusių dalyvausiant arba siekstant dalyvauti rinkimuose laikote rimčiausių kandidatų, su kuo tikitės galbūt susidurti antrajame rinkimų ture. Ačiū. Dėl Abramovičiaus ir jo vaikų. Pilietybė buvo suteikta vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Taip mes turime patikrinti, kaip teisingai jie buvo taikomi. Ir mes dabar turime įvertinti, ar šie konkretūs asmenys dalyvavo, pavyzdžiui, ES sankcijų įgyvendinimo Rusijos atžvilgių mechanizme ir galbūt trukdė ar kažkaip kitaip prisidėjo prie to sankcijų režimo įgyvendinimo, trukdymo įgyvendinti. Jeigu tai išaiškės, mes turime galimybės imtis priemonių pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Kalbant dėl konkurentų, aš pasakiau, kad aš vertinsiu ir gerbsiu kiekvieną konkurentą ir ketinu dalyvauti rinkimų kampanijoje, žinoma, nereaguodamas į kiekvieną smulkų užsipuolimą. Tokių bus ir tokių tikrai bus daug, nes kai kurie žmonės matyt galvos, kad tai yra jų pagrindinis instrumentas konkurencinėje kovoje. Bet kai kuriais kertiniais, esminiais klausimais, be jokios abejonės, jeigu reikės, mano kontrargumentai ir mano pozicija bus pateikta labai aiškiai ir nedviprasmiškai. Dėkui, prezidente. Jeigu galime dėl Abramovičiaus dar trumpai, ar palaikytumėt VRM pataisas, jog pilietybė, kuri buvo suteikta kilmės pagrindų, galėtų būti atimta dėl nacionalinio saugumo interesų ir priežasčių? Nėra labai gerai pradėti mūsų įstatymus kaitalioti, nutaikant juos į konkretų atvejį, konkrečius asmenis. Mes tai esame darę ir taip rasdavome tam pateisinamų priežasčių, bet jeigu tai taps masinė praktika, nemanau, kad mūsų valstybė eis teisinės valstybės keliu. Dėkui, prezidentė, dėkui kolegų žurnalistai už klausimus, dėkojame visiems stebėjusiems spaudos konferenciją.